Sveiki mergaitės ir berniukai. Taigi jau pavasaris, bet už lango nėra taip jau ir šilta. Kai kurie paukšteliai jau parskrido namo, bet jiems nepasisekė. Kur nekur dar gali sniegą užmatyti. Taigi šiandien aš jums pademonstruosiu, kaip susisukti ant galvos lizdą. Taip išgelbėsime paukštelius nuo šalčio ir įsigysime savo augintinius. Bet pirmiausia, kad negąsdintume paukštelių savo snukučiais, reikia juos papudruoti. Taigi nusipudruokite savo mielą veidelį šviesom spalvom. Tik tai nesirinkite ryškių spalvų, nes ryškios spalvos gąsdina paukštelius ir jie tampa labai agresyvūs. Taigi pasirinkite kokią nors šviesą, pigiausią pudrą ir išsipudruokite veidą. Tada imkime plaukų. Būtų labai naudinga, jeigu jūsų plaukai būtų keletą dienų neplauti. Kuo ilgiau jie neplauti, tuo geriau. Taigi kaip galite suvelkite plaukus? Galima velkti šukomis, geriausia paprastas šukas, ne šepetys, bet paprastas šukas. Ir velkite juos kaip šukuojate, bet šukuokite atgal. Taip jūs suvelksite labai puikiai. Ir tai jau yra pagrindas mūsų lizdo ant galvos. Nebijokite jų velti. Vėliau jums prireiks plaukų segtukų. Štai tokių. Nebūtinai tokių, bet plaukų segtukų, kuriais suseksite plaukus, keldami juos į viršų. Ir tai bus jūsų lizdo pagrindas. Suseksite plaukus gerai, kad laikytųsi, ir po to jūsų lizdelis nenugriūtų, nes nuo to priklauso paukštelių gyvybė. Taigi, kai susisegėte plaukus, toliau imame šukų ir dabar velime plaukus dar drąsiau negu prieš tai. Velime juos be sustojimo, kol gausime visišką lizdą. Velkite tol, kol prarasite viltį jūs kada nors iššukuoti. Toks nusiteikimas jūsų plaukus pavers tikru lizdeliu. Taigi, kai suvėlėte plaukus, jums labai pravers šakelės, kurias parsinešėte iš kiemo. Tinka ir kačiukai, tinka ir kitos šakelės. Štai aš pasirinkau šakelę. Ir kadangi jūs tikrai norite, kad jūsų plaukuose apsigyventų paukščiukai, jūs turite jiems sukurti miško aplinką. Taigi prisirinkote šakelių ir plaukus prikaršykite šių simpatiškų šakelių. Nenusiminkite, jeigu šakelis nenori lysti jūsų plaukus. Pirmas blynas visą laiką prisvilęs. Tik tai nenaudokite plaukų lako, nes paukšteliai nemėgsta plaukų lako, ar plaukų želė, ar dar kito cheminio sutvėrimo skirto plaukams. Jūsų plaukai turi būti natūralūs, kaip ir sakiau, nebūtinai plauti. Turite štai tokį lizdelį savo ant galvos. Nepamirškite, kad paukščiukams reikia ir valgyti. Ir kadangi jūs tikrai norite, kad jūsų lizdelį apsigyventų paukščiukai, nepamirškite į savo lizdelį naujakuriams pabarstyti maistelio. Taigi štai aš turiu kruopelių ir juos beriu į plaukus. Nebijokite, barstykite tiek, kol jūsų manimų jiems užtenka. Galite kruopų visai negailėti, nes šiandien paukšteliai yra labai šalti, šalta, nėra kuo maitintis. Taigi maždaug taip turėtų atrodyti jūsų lizdelis paukšteliams ant galvos.
Ir šitaip mes paukštelius galime išgelbėti nuo piktojo dėdės šalčio ir jo pusbrolio bado.